Sveiki, turiu jums vieną klausimą. Ar jums būna taip, kad jūs tiesiog bijote šnekėti? Prisiminkite arba įsivaizduokite įvykį, kai jūs gatvėje sustabdė užsienietis. Pirmasis jo klausimas skamba taip: Do you speak English? Jūs turite du variantus. Pirmasis tai yra išsigąsti, nes nežinote užsienio kalbos, o antrasis išsigąsti, nors ir mokate užsienio kalbą. Beje, antrasis atvejis pasitaiko gana dažnai. Tai reiškia, žmonės net ir mokėdami kalbą vengia bendrauti tą kalbą. Kodėl taip yra? Pas žmonės, kurie bijo bendrauti, yra vidinė siena, vidinis blokas, kuris yra sudarytas iš begalės plytų. Kiekviena plyta simbolizuoja nesėkmę. Tai yra neteisingai pavartotas gramatikos laikas, neteisingas žodis, apskritai žodyno menkas žinojimas ir taip toliau. Ant kiekvienos iš šitų plytų yra parašytas žodis baimė. Tai reiškia, kad žmonės bijo bendrauti, todėl kad tiki, kad suklys. Jeigu suklydo vieną kartą, suklys ir kitą. Tuomet susidaro didžiulė siena, kuri ir yra vadinama vidiniu baimės bloku. Galų gale nesėkmės kaupėsi, žmonės negali jų pamiršti, negali jų atsikratyti, jos juos demotyvuoja ir žmogus vieną dieną savęs paklausia, kam man stengtis? Juk aš vis tiek suklysiu, juk vis tiek pavartosiu netinkamą laiką, pavartosiu netinkamą žodį, manęs nesupras ir aš klaidingai šneku apskritai. Jeigu jūs atpažįstate save šiuose žodžiuose, reiškia, kad jūs taip pat turite šį baimės vidinį bloką. Ir jeigu jūs esate vaikas arba paauglys, galiu drąsiai teigti, kad jums iškyla sunkumų bendrauti klasėje arba tiesiog su mokytoju užsienio kalba. Jeigu esate suaugęs, tuomet jums yra sudėtinga bendrauti užsienio kalba kažkurioje užsienio šalyje. Ir pirmos mintis, kai jūs išlipate iš lėktuvo, būna tokios, kad kodėl aš nesimokiau anksčiau? Ir jūs suvokėte, kad jūsų niekas nesupras toje šalyje, jeigu jūs nekalbėsite būtent to šalies kalba. Taigi, svarbiausia yra jums suprasti, kad jūsų viduje yra baimės vidinis blokas, jeigu jis yra, o sprendimus ir atsikratimo būdus išgirsite sekančiame video. Ačiū už dėmesį.